Ką galime pamatyti nakties danguje? Nakties danguje galim pamatyti ne tiek jau ir mažai dalykų. Pirmiausia, aišku, matom labai daug žvaigždžių. Daugybė žvaigždžių, didesnių, mažesnių, ryškesnių, netokių ryškių. Skaičiuojama, kad vienam pusrutulį būdami mes vienu metu galim matyti apie 4,5 tūkstančio žvaigždžių. Kadangi negalima priepti viso dangaus, tik tai pusę, tai kažkur apie 4,5 tūkstančio žvaigždžių. Jeigu gerai įsižiūrėtume, galėtume pamatyti net ir spalvas, kad kai kurios yra raudonesnės arba kai kurios mėlynesnės. Tai pirmiausia, žvaigždžių matom daugybę. Deja, mūsų akys yra riboti instrumentai. Ir dažniausiai mes tas žvaigždės matom pavienius tokius šviesuliukus, bet iš tikrųjų daugybė tų žvaigždžių yra ne po vieną, o po dvi ar netgi po tris, bet jau, kad tą pamatytume, turėtume turėti teleskopą. Toliau, ką galim matyti, tai Mėnulį, mūsų palydovą, nuostabų, gražų palydovą, kuris keičia fazes. Jisai gali būti pilnas, jisai gali būti pusmėnuliukas, vienoks arba kitoks. Jisai teka ne tuo pačiu metu kiekvieną naktį, tai kartais anksčiau, kartais vėliau, jau kai mes miegam pateka. Tai irgi suteikia įvairių stebėjimo galimybių, įvairių paros metu ir taip toliau. Dar toks labai gražus yra reiškinys danguje, tai paukščių tako juosta. Tai irgi yra žvaigždės, tos pačios žvaigždės, tiesiog jų yra tiek daug, kad mes žiūrėdami į paukščių taką matom tarsi tokį didžiulį debesį, didžiulę debesies juostą per visą dangų, bet realiai tai yra tokios pačios žvaigždės, kaip ir aplinkui paukščių taką. Tarp tų daugybė žvaigždžių yra 5 ypatingos žvaigždutės, nes jos iš tikrųjų yra ne žvaigždutės, o yra planetos. 5 mūsų Saulės sistemos planetas mes galime matyti plika akim, tik tai mūsų akims jos atrodo kaip ryškios žvaigždės. Geriausiai matomi yra Venera, Jupiteris, tai ryškiausios dangaus žvaigždės, kai jos matosi, nes jos matosi ne kiekvieną naktį, yra tam tikri momentai metuose, kai jos matosi. Venera, pavyzdžiui, kadangi jinai yra tarp Žemės ir Saulės, matosi paprastai tik tai arba po saulėlydžio, arba prieš saulėtekį. Bet tai yra labai labai ryški žvaigždė. Po Mėnulio tai yra antras ryškiausias nakties objektas. Toliau labai ryškus yra Jupiteris irgi. Labai ryškiai matosi, bet vėlgi ne kiekvieną naktį. Matosi Saturnas ir Marsas, tokia raudona žvaigždutė graži. Merkurijų pamatyti šiek tiek yra sudėtingiau, kadangi jisai labai trumpą laiką matosi po saulėlydžio arba prieš saulėtekį, arba vakare, arba ryte. Ir dažniausiai būna žemai virš horizonto, tai jį pamatyti yra sudėtinga. O koks metų laikas yra palankiausias dangaus stebėjimui? Šiaip teoriškai pats palankiausias metas tai būtų žiema. Nes žiemą pas mus būna ilgos naktys, kuomet labai gerai sutemsta. Ir kuo šaltesnis oras, kuo jisai sausesnis, tuo stebėjimams yra palankesnės sąlygos. Nes tada atmosfera ramesnė ir mes matom dangaus objektus ryškiau. Tik tai su dabartiniu klimatu yra problemėlė, nes jau nepamenu, kada paskutinį kartą turėjom tokias žiemas, kada nusistovi ilgam laikui anticiklonas, turime šaltį, -20 ir daugiau, turime braškančias tvoras, giedras naktis, pilnas žvaigždžių. Tai tas liko jau kažkur vaikystės prisiminimuose, o dabar paprastai žiemos būna ištisai apsiniaukusios. Tai pro debesį mes matom nelabai daug dalykų, tik tai tos pačius debesis. Tai žiema kaip ir lieka ne pačiu tinkamiausiu metu planuoti žvaigždžių stebėjimą. Tada kas lieka? Lieka pavasaris, pavasario pradžia,
vasaros pabaiga ir ruduo. Nes aplinkui Joninės, aplinkui trumpiausių naktų periodą yra pats nepalankiausias metas stebėti dangų, nes naktys trumpos, jos būna šviesos, astronomai turi netgi tokį išsireiškimą, kad nebūna astronominių sutemų, nors pas mus būna naktis, bet iš tikrųjų realiai tas dangus jis nesutemsta. Tai gegužė, birželis, liepa yra nepalankiausias laikas stebėti, o po to jau rugpjūtis yra jau naktis pakankamai ilgos, bet dar šiltas, nes turime vasarą, tai malonu būti lauke, dažnai rugpjūtis būna giedras, tai visos sąlygos užsiimti žvaigždžių stebėjimu. O ar visose šalyse matome tą patį dangų? Ne tą patį, dangus skiriasi. Šiaurinėme pusrutulyje, pietinėme pusrutulyje yra šiaurinio dangaus žvaigždynai ir yra pietinio dangaus žvaigždynai. Net ir pas mus, sakykime, mūsų platumose dangus skiriasi vasarą ir žiemą. Žiemą pas mus matosi daugiau žvaigždynų iš pietų, tokių pietesnių, bet jeigu keliauti labiau į šiaurę arba labiau į pietus, tai tie žvaigždynai jau yra nepasirodantis kitame pusrutulyje. Tai tikrai patarčiau, kas mėgstat keliauti, nukeliauti į pietus ir pažiūrėti, kaip pietuose tas dangus atrodo, kokie ten yra žvaigždynai. Mes gyvendami šiaurėje nematom, pavyzdžiui, palydovinių galaktikų, didžiųjų ir mažųjų, Magelano debesų, nes jie yra pietinio dangaus objektai. Pietuose kažkur susiradus vietovę toli nuo miesto šviesų, kur dangus labai tamsus ir tikrai giedrą naktį, manau, kad net ir plika akim be papildomų prietaisų būtų galima pamatyti šitas palydovinės dvi galaktikas kaip tokius blyškius debesėlius danguje. Taip pat kitaip mums atrodytų ir Mėnulis, jeigu mes keliautume piečiau. Tai pavyzdžiui, ties pusiauju mes matytume, jeigu tai būtų delčios arba priešpilnio fazė, mums Mėnulis būtų kaip laivelis toks. Mes, pavyzdžiui, gyvendami šiaurėje, kaip mokomės atpažinti fazes. Jeigu galim suformuoti P raidę, tai yra priešpilnis, jeigu D raidę, tai delčia. Tai ties pusiauju reikėtų kitas raidės naudoti, N ir U. Priklausomai nuo fazės, tas mėnuliukas būtų arba į viršų išlenktas, arba taip pat kaip laivelis. O jeigu mes keliautume piečiau, tai Mėnulį matytume aukštyn kojom. Netgi pilnaties metu, aišku, matytume pilną Mėnulį, bet pavyzdžiui, šiaurėje mes matydami tos tamsius plotus Mėnulio paviršiuje galime įsivaizduoti, kad matome žmogaus veidą. Tai pietuose mums tas veidas būtų aukštyn kojom. Kokį tolimiausią objektą plika akimi galime pamatyti be papildomų prietaisų? Tolimiausias objektas tai būtų kita galaktika, mūsų kaimynė Andromedos galaktika, kuri šiaip yra už 2,5 milijono šviesmečių. Bet jinai yra tokia didelė, kad ir plika akim, be žiūronų ar kažkokio mažo teleskopo mes galėtume ją įžiūrėti. Jinai mums matytųsi kaip blyškus debesėlis, toks kleckas danguje, bet vėlgi reikia papildomų sąlygų. Reikia, kad dangus būtų labai giedras ir tamsus, tai reikėtų susirasti vėlgi vietovę toli nuo miesto šviesų, kad tikrai nebūtų jokios papildomos šviesos taršos ir turėti gerą regėjimą. Tas irgi nepamaišytų. Tai Andromedą tokiu būdu mes galėtume tikrai žiūrėti. O kolegos, kurie, sakykime, puikiai orientuojasi dangui, tai net ir nesant tokių papildomų sąlygų ypatingų, žino, kur rasti tą galaktiką ir ją įžiūri. Tai šitas objektas turbūt būtų tolimiausias, ką galim pamatyti. O artėja Perseidų lietus. Koks būtų jūsų patarimas, kur geriausia tą lietų stebėti? Norintiems pasigrožėti Perseidų lietumi, patarčiau keliauti ten, kur atsiveria dangus, kur yra daug dangaus,
toli nuo miesto šviesų, kur yra tamsu aplinkui. Kodėl patariu susirasti vietovę su tokiu atviresniu horizontu? Tiesiog, kad turėtume daugiau galimybių pamatyti tuos meteorus. Nes, sakykime, kažkur tarp aukštų pastatų ar medžių, tai be abejo, kuo daugiau dangaus užstoja kažkokios tai kliūtys, tuo mažiau šansų pamatyti meteorus. Tai tiesiog susirasti atvirą vietovę, galbūt netgi aukštesnę kažkokią, tai ir be abejo, kuo toliau nuo miesto šviesų, kad tas dangus būtų tamsesnis. O koks objektas jums pačiai paliko didžiausią įspūdį, matytas ar plika akimi, ar per prietaisą? Nuo vaikystės man labiausiai imponuoja mėnulis, mūsų palydovas, ypatingai mėnulio pilnatis, ta paslaptinga šviesa, ypač žiemos naktimis, kai nuo sniego atsispindi mėnulio šviesa, tikrai kuria tą tokią paslaptingą atmosferą, tarsi pasakoja. Na ir į patį mėnulį žiūrėti yra smagu, tas mėnulio veidas yra kažkokia tokia nepaaiškinama trauka. Aš visą laiką susirandu mėnulį dangui, jeigu jisai matosi tuo metu, ypatingai po jaunaties fazės, tas pilnėjantis mėnulis, jisai pakankamai anksti vakare pakyla, pasirodo, ir tas toks pjautuvėlis dangui labai gražiai atrodo. Bet kai užaugau, kai sužinojau, kad danguje matome ir planetas, tarp tų daugybės žvaigždžių yra ir planetos, tai aš įsimylėjau šalia mėnulio dar ir Jupiterį. Ir kai pamačiau Jupiterį pro teleskopą, nors paprastai, jeigu lygint Saturną, Jupiterį, žmonėms labiau patinka Saturnas, nes matosi žiedai gražiai, bet man kažkodėl labiau patinka Jupiteris. Ir kaip pats objektas danguje naktį, net nežiūrint pro teleskopą plika akim, jisai taip kažkaip užtikrintai ryškiai šviečia danguje, tokia labai ryški žvaigždė, ir pro teleskopą pažiūrėt man jis labai gražus su savo tom juostom debesų ir su 4 palydovais.